Sveiki, fantastikos mėgėjai. Susitarėm iš karto. Savo snukelį iš arti nerodau, nes po susidūrimo su Turkijos chirurgais jis dar biškį patynęs toks ir pageltonavęs. Tai aš būsiu šiandieną iš toli. Ir aišku, jums iš karto kils klausimas, kur aš randuos. Šiandieną aš randuos Capital Military Show. Kas yra Capital Military Show? Tai yra didžiulis šou vykstantis 3 dienas jau eilę metų iš eilės. Skraido malūnsparniai, tankų mūšiai. Ką aš čia pasakoju? Jūs viską toj patys pamatysit. Pradėsim, aišku, nuo aviacijos kampelio, bet panašu, kad malūnsparniai dar neskrydė, nėra dar nei vieno. Jūs tik pažiūrėkite šitą gražuolį su 2 sraigtais. Wow, dydis nerealus. Bandysim į jo vidų įeiti. Taip atrodo šito gražuolio pilotų kabina. Wow. Nu ką aš galiu pasakyti, patirtis ne kasdieninė. Pabūt šitam gražuolė. Bet čia va yra ir daugiau visokių gražuolių. Žiūrėkit. Kaip atrodo jų vidus. Wow. Paprastas visiškai. Šita bitutė jau didesnė. Reikia didesnė, va. Dėdas variklį remontuoja. Žiūri, ar babina nemuša į karburatorių. Koks fainas. Ilganosis. Čia iš Ukrainos surinkta rusų fabai. 250 ir 500, kaip jie atrodo iš arti. Čia va rusų dronai. Ten daugiau jų dar truputį yra. Va, kad sapai tokiais bombarduoja. Čia va Orlanas 30 yra. Ar jums kada nors teko peršokti laiku? Prašau. Amerikos pilietinis civilinis karas jisai vadinasi. Va, laikų šautuvų kopijos, galbūt originalus. Čia va sėdi Hebra visa. Martynas va klauso paskaitos, kaip naudotis ginklais. Kas ką daro. Obviously it did happen, but not as much as you might think it probably did, you know. Čia jau panašiau į Afganistaną, Iraką. Wow. Wow. Nu, ganėtinas aiškus minų ženklas, aiškiau jau negali būti. Tai yra tokia užduotis. Aš suprantu, čia yra šita spalva turbūt dykumom. Dykumom smėlio kamufliažas, kam yra rūžavas kamufliažas. Pakomentuokit, kas jeigu žinot komentaruose, nes aš tai minčių net neturiu. Aš jau žinau, dėl ko jis rūžavos spalvos, bet lauksiu jūsų komentarų. Lietuvos kariuomenė irgi turi tokių žvėriukų, kurios jau pradėjo keisti į kitus. Čia šuoliai laiku vyksta nežmoniškais tempais. Va, diskoteka, mergaitės tų laikų. Jėzus, pažiūrėkit, kokį gerą kioską radom. Say hello! Hello! How you doing? 2 singers was that? Yep. Dabar įžengsime į gyvosios istorijos kampelį. Ten va eina gyvoji istorija. Na, aš sakiau, kad daug šiandien savo veidelio nerodysiu, bet kažkaip kitaip nesigauna. Taip, persikeliam į 2 pasaulinį karą. Didieji Normandija, amerikiečių Shermanai. Čia net nežinau, kas to daiktas iš tikrųjų. Reikės pasiskaityti ir uždėsiu titrus vėliau, jeigu ras informacijos aš apie jį. Dabar apačioj turėtumėt matyti titrus, kas čia da daiktas ir ką jisai čia tempia. O tempia tai kažką tai galingo.
kitko, visiems gerai žinomas pilis, Viliukas. Mes su Martynu šiandien taip pasitarėm ir nusprendėm, kad kai mes jau biškį pasensim, biškį nukvaksim, nusipirksim va tokį va Viliuką ir lakstysim. Dviese gersim alų Lietuvoje prie ežerų kažkur tai. Sakėm, vienas sėdės už vairo, kitas sėdės šalia, o gale bus padėta alaus dėžė, jeigu aišku mums skrandžiai dar leis. Tai va, mes atrodysim maždaug šitai. Čia bus aš, tenai bus Martynas. Labai ačiū žmogui, kuris leido mum pasimatuoti šitą Viliuką visą sėdėjimų. Nu va, matuojame su Martynu, kaip mes senatvėj karčiai važiuosim. Tokiam va džipukė. Toj mus nufotkins. Ir džipė pasidėjo. Ir ginklus parodė. Nu žinokit, kolektyvas čia žiauriai draugiškas. Gerai, dublis 2. Va šito tai aš tikrai nesitikėjau. Aš norėjau parodyti apkasų gyvenimą. Čia prasidėjo šaudynį. Apkasai atrodė iš arčiau va šitaip. Vėl istorijos šuolis. Šį kartą Vietnamo karas. Įtvirtinimai. Ginkluotė. Visai buitis, kaip jie gyvena. Wow. Dabar įeinam į mišką, tai yra Normandija, sąjungininkų išsilaipinimas. Yra pakibę parašiutai ant medžių. Daug visokių bus čia dalykėlių įdomių, kurias net nežinau kaip apibūdinti, kaip papasakoti. Tai siūlau viską apžiūrėti patiems. Bus daug paprasčiau. Kai krosnelė gera būtų kempingui, ką? Super. Hebra, jūs primetat, kiek čia yra pinigų? Toje aikštė. Yra nežmoniški kiekiai. O čia va vyks tuoj neužilgo mūšis. Ir mes eisim žiūrėti su Martynu. Dabar dar einam pasivaikščioti truputį, apžiūrėti, kur kas yra. Ir paskui eisim žiūrėti mūšio. Dabar, gerbėmieji, mes patekom į mūšio inscenizaciją. Va čia važinėja tankai. Ir va tenai va, nežinau, ar matysit lemba, hitlerinė Vokietija jau užiminėja savo pozicijas. O, kiek dulkių! Vokiečių pozicijos yra tenai. Amerikiečių pozicijos yra tenai. Anksčiau visą laiką vokiečiai su rusais kariavo, bet greičiausiai rusus išbanino nahui po visų įvykių Ukrainai, tai dabar va, vokiečiai kariaus su amerikiečiais. Aidi pirmi šūviai. Jo, papa, dulkės rūksta, sproginėja, šaudo. Taip nesidaro. Daro apsupimą, stoja šlipa iš motociklų. Kas ten, tankai šaudo, va Jėzus! Vyrai, darykit kažką. Tankai bando apsupti vokiečius. Atsimintinga kova kokia vyksta. Šermanas artėja prie mūsų. O, su pistoletu šaudo iš mūsų. 3 tankai prieš 2 motociklus ne kažką vyrai. Čia technikai įmigavo, čia su to scenarijum. O moja, ateikit, sako, padėkit. O, sako, padėkit, pagasukus. Vyrai bėgam, sako, žiūrėsim, kas ten gaunas. Nelabai nengas bėgti. Kalė žalių dūmų, bet vokietis sakė, nevelnio, toj gausit atgal žalių dūmų. Va, jums sakė, šią gaudykit. Žaliokit, sakė, jūs ten dviese. Kodėl dūmai žali, tai nežinau. Gal paaiškinti, jūs galite komentarą sekti. O, padėržka dėgo pagaliau.
Kovojam vyrai, neprarandam pozicijų. Iš manęs ne kažkoks komentatorius gautas, nei krepšinio, nei futbolo, nei karo. Jau galėčiau aš komentuoti. Ne mano pašaukimas, kažką, ką man neparodo. Nereikėčiai pilno, jie psichologiškai. Ir iš tos pusės, ir iš tos pusės. Все, пиздец, палево. Viskas baigėsi. Panašu, kad mūšis baigėsi, žinokit. Gal dar ir ne, žinokit. Va, sužeistai neša. Nuginkluos vokiečius. Ką nori gali nusipirkti. Tarp kitko, tak, va, biškį ekraną nuvalysiu, nekreipi dėmesio. Štai, koks gražus mano kepurukas. O, atsivertė vaizdą. Nes čia ganėtinai karštai yra. Mes čia kažkada su broliu buvom irgi šitam šou. Buvo lygiai ta pati problema, pirkom kepurę. Tai va, čia gaunasi tradicija, atvažiavai, nusipirki kepurę. Einam pažiūrėti, kaip atrodo fortas. Forward Operating Base. Herk. Gerai, bandom užlipti iš žvalgybos bokštelį. Čia mokina kaip ginasi. Kaip šaudasi. Šioj matom karinę techniką. Tenai va bobketas kažkoks tai. Šitas nežinau net kaip pavadinti. Nei ta šarvuotis, nei transporto priemonė. Čia pažindina su ginklais. Naudojavas stovi Land Roveris Defenderis. Tokių nevaikiškų ginkliukų viršai. Čia vairuotoja vieta. Na, išreiv arba šturmano. Kaip atrodo galas. Vienas sėdi, kitas šaudo. Arba tas, kur sėdi, tas ir šaudo. Čia reikėtų pasiaiškinti, ganėtinai įdomiai atrodo. O, kokį dar ranam pasislėpusi. Čia irgi turbūt trosam pjaustyt. Oho, surrealistiniai vaizdai kokie. Kokie dydžio mašinas važinėja. Wow. Oho. Oho. Pabėgam iš šoną, gal šačiau truputį pritrauksim ją. Žiūrint į tos tankus ir tos visus dulkių didžiulius debesis, prisiminiau tokį vieną pasakymą, kad begemotas blogai mato, bet su jo svoriu tai yra jau ne jo problemos, tai man rodos tas pas ir tankistam galioja. Jūs mane matot bent jau kažkiek, tai va. Apžvalgai ir šiandienos video jaučiu baigsim šičia, nes, nu hebra, dulkės, žmonės springstam ir nieko nematom. Ačiū, kad žiūrėjot, iki sekančio karto. Bye!